Labadiena visiems teniso mylėtojams ir ne tik T-Coach. Sveikinęs su jumis ir šią vasaros nuostabią dieną norime iškart padėkoti Tennis Space Akademijai teniso bei naujai besikūrinčiai Vilniuje netrukus atversinčiai duris 76 Teniso Akademijai. Dėkojame taip pat mūsų rėmėjams Versinai už šį podcastą ir Ohira produktams. Tai norime specialiai padėkoti jiems ir pasakyti, kad išėjo neseniai nauja produkcija Ohiros fermentuotas ekstraktas, kurį gali naudoti ir vaikai, net naujagimiai. Šis ekstraktas gerina imuninę sistemą ir bendrą savijautą, tad labai rekomenduojama. O Tenis Ohira 10 su teniso šiuo kodu jūs gausite šią produkciją, bet kokią produkciją galėsite įsigyti ne 10% nuolaidą. Mūsų Facebook'e, Instagram'e rasite, kaip pasinaudoti šią nuolaidą. O dabar su jumis sveikina Šarūnas Kulnys ir mano kolega Aistis Lajus. Labadiena. Šiandieną po ilgos pertraukos mes startuojame ir tikrai sulaukime daug įvairių nuomonių, daug visokių kritikos, bet ačiū Jums, kad stebite mus, kritikuojate, teikite mums pastabas ir šiandieną mes norėtume paliesti vieną tokią globalią, vėl aktualią temą, su kuria mes dažnai susidurime, kaip kolegos, kaip treneriai mes girdime nuolat iš tėvelių, girdime iš aplinkinių, tai vaikų psichologija sporte. Kada gali padėti tėveliai ir treneris, o kada jau būtinas psichologo įsikišimas į procesą? Tai čia turbūt reikia pridurti, kad yra pakankamai jautri tema, nes niekas trikampėje nenori prisimti tos atsakomybės dėl psichologinių savybių ir visi bando šiek tiek galbūt nusimesti tą naštą, kaip mes spręsime, bet pripažinkime, kad tenisas yra visgi pradžiai žaidžiamas galvoje, o tik paskui pereina į kūną ir į raketę. Tai manau, labai įdomi tema, kurią mes pabandysime padiskutuoti ir pasidalinti savo patirtimi. Jo, mes nesame suaiškiai psichologai, nesame analitikai psichologijos, nerašom mokslinių straipsnių, tiesiog mes į visą šitą klausimą, į tokią globalią temą norėtume pažiūrėti iš trenerio prizmės ir tai, ką mes esame matę, tai, ką sukaupėme patirtį, pasidalinti tai, kas vyksta galbūt tarptautiniuose turnyruose, girdime tėvelių tam tikras pastabas, pačių psichologų, irgi rekomendacijas, tiesiog norime globaliai apžvelgti ir aptarti ir galutinę nuomonę tiesiog palikti jums ir priimti sprendimą jums. Tai aš nežinau, šitą podcastą galbūt taip, kad įsivažiuojant pradedat, mums reikėtų paprasčiausiai suprasti, nes mes girdime labai daug įvairių, kas yra psichologas, psichoterapeutas, psichiatras. Tam, kad nukreip kažką ar patiems suaugusiems žmonėms, mums reikia suprasti tas tris savokas. Nes iš esmės supratus jas mums bus yra lengviau, nes pavyzdžiui, kaip galėtų suaugęs, nes aš manau, kad pats suaugęs žmogus, jis ne visą laiką gali paaiškinti, kas yra psichologas, ne? Nes, tarkim, Aisti, kaip tu suvoki žodį, kas yra psichologas? Kas yra tau yra psichologas? Psichologas man yra tas, kas padės suprasti, kaip aš jaučiuosi, per klausimus užves mane ant kelio, kad aš susiprasčiau savo jausmuose, savo mintise ir galbūt padėsiu savo. Psichoterapeutas, mano akimis, yra tas žmogus, kuris jau taiko terapiją ir jis įeina į mane, į mano mąstymą, į mano metodus, galbūt netgi ir taiko kažkokius tai medikamentus tam, kad pagerinti mano psicologinę būseną. Tai turbūt čia yra mano toks supratimas, ar tu turi ką pridurti šitoje? Iš esmės, tu gerai pasakėjai, pats pradėkime nuo psichologo savokos. Psichologas tai yra toks žmogus, kuris padeda tau suprasti savo emocijas, elgesį ir moka įvairiausius, tarkim, kaip susidoroti su baime, su nerimu, ypač tą daro sporto psichologai. Aišku, visi daro, bet mes kalbam konkrečiai apie sporto psichologą. Psichoterapeutas tai jisai daugiau gilinas apie ilgesnį intervalą padėjimą emocijų, gilesnių emocijų, nes kas yra terapeutas? Terapeutas tai yra tas pats psichologas, tačiau jis yra baigęs papildomus mokymo kursus, nes tu negali tapti terapeutu, jeigu tu nebaigęs psichologijos mokslus. Ir ta terapija, jinai turi daug įvairių sričių, tai pačios populiariausios, jeigu kas domitės, tai žinote, kognityvistai, psichodinaminiai, sisteminiai, gestaltiniai,
Tai ten kiekvienas sritis analizuoja atskirai, kaip prieiti prie žmogaus ir būtent su kuo dirbti ties kuo. Čia jau patys tie, kurie kreipiasi, pasirenka. Ir paskutinė stadija tai yra psichiatras. Psichiatras tai yra tas daktaras. Jis yra jau baigęs su medicina ir jisai visas tas problemas, nerimą, baimę, depresijas, valgymo sutrikimus, jis jau gydo medikamentais, jis išrašinėja receptus, ko negali padaryti psichologas ir ko negali padaryti terapeutas, nes jie negali išrašinėti. Jie terapina žmonės, jie suteikia tokią emocinę paramą arba kaip tarp psichologų leidžia išventiliuoti savo emocijas. O psichiatras, jis jau gydo žmonės, jisai galbūt mažiau konsultuoja, jis neina gilin į emocijas ir iš ko prasideda, bet iš esmės jis jau priskiria gydymą ir taiko medikamentais. Čia mes šiandien einame pakankamai toli ir giliai, ar ne? Jo. Klausimas, kiek mes kaip tėvai ir treneriai galime padėti savo žaidėjams ir galbūt pradėkim nuo esminių tokių klaidų ar kažkokių tai konceptų, miskonceptų, ką mes darome negerai, nes sutikime, kad psichologija ar psichologas, tai atrodo, kad kažkas su tavim negerai. Yra tas mąstymas, kad kreiptis pas psichologą, sporto psichologą yra negerai. Ir pirmiausia, pradėkim nuo pripažinimo to dramblio spintoje, kad tai nėra blogai, ar ne? Bet vis tiek tos savybės tėvuose ir treneriuose dar yra ir turbūt gal pabandykime vardinti keletą tokių pagrindinių gal klaidelių ar miskonceptų, kaip mes elgiamės, bijodami ar nenorėdami pripažinti, kad reikia psichologo. Kokios tavo patirtyje? Tu labai gerai palėtei. Dažniausiai visų pirma mes turėtume pradėti keisti savo galvoje tos stereotipus, kad psichologas tai yra gėda, tai kažkas su tam negerai, reikia slėpti šitą faktą. Dažniausiai, ką mes turėtume pradžiai padaryti ir suvokti, kaip mes vaikui pristatysime psichologą, nes mes dažniausiai eisim pas psichologą. Gerai, vaikas, žiūrėkit, pradėkim paprastai. Baziniai, pradėkim mąstyti kaip vaikas. Vaikas supranta, kas yra gaisrininkas, tas, kuris gesina gaisrą. Gydytojas gydo, jis tą aiškiai supranta ir jisai žino, kas ką veikia. Treneris teniso, jisai mokino žaisti tenisą. Kaip vaikui suprast, ką veikia psichologas? Mes turime visų pirma, kaip tu sakai, tas trikampis, treneris ir tėvai, mes turim atlikti tam tikrus namų darbus ir sugebėti paaiškinti vaikui, kad jis nebijotų, nes jis iš tikrųjų einam pas psichologą, tai kaip vaikui skamba tie žodžiai, o ką jis veikia, o ką aš ten veiksiu? Sakys, nu tai ten pasikalbėsiu su suaugusiu žmogumi, kodėl aš turiu kalbėti, apie ką aš turiu kalbėti. Ir čia yra klausimas, kaip mes visų pirma pradėsim tą pirmą žingsnį, kaip mes pateiksim vaikui, kad jisai pasijaustų saugus, nes visų pirma vaikas, kuris eina, mes kalbam apie, tarkim, 9, tarkim, kaip pavyzdys 10-12 metų apie vaikus, kaip tėvai turi padėti tą pamatą su treneriu, kad tam vaikui būtų saugu. Tai čia yra toks geras teigiamas pavyzdys, kai jau mes pripažįstam, kad reikia į tą psichologą, bet kaip dažnai būna, kad, žiūrėk, mes augom be psichologų ir mums nereikia, ar ne? Arba yra baimė pripažinti, kad, žiūrėk, mano vaikui gal visgi reikia pagalbos, aš jau kaip tėvas negaliu padėti, vaikui prasidėjo paauglystė, treneris galbūt irgi nesima iniciatyvos ar galbūt neturi pakankamai žinių ir tada visi nustumėm tą psichologą į spintą ir, nieko nedarom, ar ne? Tai va čia turbūt yra dar tie tokie blogieji pavyzdžiai, kai mes sakom, kad būk stiprus. Būk stiprus tai yra tas pats, kaip, vaikas nežino, ką reiškia būk stipriam, ar ne? Tai matyti, svarbiausia reikia išvengti ir tų blogųjų kritikų psichologų atžvilgių arba ignoruoti psichologo poreikį ir irgi nieko nedaryti. Ar tau teko susidurti su tokia situacija? Aš sutinku su tavim, nes dažniausiai mes norėdami padėti vaikui, jau liktais savy nusprendžiam, kad laikas, mes po to aptarsim, kokie simptomai turėtų būti, jau kaip ir laikas, bet mes taip pateikėm tą visą reikalą vaikui, kad mes ir sugadinam tą visą esmę, kad jau tas vaikas jis ir nebenori, kaip ir tu sakai, tai yra blogi pavyzdžiai, kaip pavyzdžiui, būk stiprus. Ką reiškia būti stiprus, ne? Arba tenais, tu elgiesi blogai, eisim pas psichologą, tu daužai raketę, mes eisim pas psichologą. Arba mums gėda, kad reikia eiti pas psichologą. Dažnai tėvai permeta savo tokias, sakykime, baimės ant vaikų, kad mums gėda, kaip gali mums reikėti. Jeigu reikia, reikia pripažinti kartais, kad reikia ir nebijoti žengti tą žingsnį. Kartais tai yra vienintelė priežastis. Nors, kaip mes ir toliau šnekėsim, yra tam tikros atsakomybės tėvų ir trenerių, kur galbūt galim išspręsti iki ėjimo pas psichologą. Bet, kai yra poreikis, reikia nebijoti, pasakyti reikia ir ramiai paaiškinti vaikui, kad mums to reikia ir kas jis tai yra, kokias jis funkcijas liks, ką jis tave išmokys ir žengti tą žingsnį. Jo, bet aš vis tiek irgi, tu viską labai teisingai sakai, bet vėl,
Kaip tam vaikui tą padaryti? Ta prasme, įsivaizduokim situaciją, mes sėdim prieš vaiką ir mes jau suprantame, kad mes jau kaip ir norime. Mes atrodo treneris, tėvai padarėm viską ir norėtume kreiptis tą psichologas. Sėdi vaikas prieš mus, depresuotas, sugniuždytas, kaip jam tai padėti? Tai aš kažkaip tai šiandien važiuodamas dar kažkaip ir galvoju, pavyzdžiui, kiekvienoje komandoje, tarkim, mes peršokim trumpam iki pro lygio, ne? Jeigu mes norim stiprinti sveikatą, mes einam pas fizinio rengimo trenerį ir tai jokios yra gėdos, ne? Jisai gerina mūsų raumenyną, struktūrą, visą kitą. Jeigu mes norim gerinti techninius įgūdžius, mes einam pas teniso trenerį. Psichologas, jeigu mes norim gerinti savijautą ir savo emocijas, tai psichologas gali būti mano emocijų treneris. Ir mes galim pasakyti, kad mes ne pas psichologą einam, mes galim sužaisti su vaiko, ne, jeigu ten yra, pavyzdžiui, 9 metų, kuris nėra visiškai sąmoningas, mes galim pasakyti, mes einam pas emocijų trenerį, kuris mums padės, žiūrėk, tu tam tikrais momentais nesupranti savęs. Piktis, agresija, nusivylimas, ten destrukcija kažkokia. Jis tau padės, kaip tuo momentu reikia elgtis paprasčiausiai. Kaip aš sakau, kaip reikia tau paduoti, kaip su taktiniai sužaisti kažkaip, tai lygiai tas pas treneris tau patars. Ir viskas. Ir jeigu mes tai pateiksim, to sakys vaikas, tai prie viso to, kur aš einu pas fizinę trenerį, pas jumis, atsiranda kažkoks emocijų treneris. Ir labai gerai. Nes tas žodis kartais psichologas jis labai išgąsdina. Dar jisai toksai, nėra pas mumis toks susigyvenę. O kaip tu galvoji, ta amžiaus riba, kai kiek tavo patirtį vadovaujant ir akademijai, ir būnant Deviso rinktinės kapitonu, matai vaikus, suaugusius, kada tavo akimis, iki kurio amžiaus maždaug reikėtų teniso treneriui sugebėti suteikti bazinę psichologinį pagrindą ir jau ties kuriuo amžiu tavo patirtim, bendraujant ir mokantis psichologiją, kai jau jauti, kad, žinai, galbūt šitas amžius jau yra tos problemos, kai aš neišspręsiu ir mes jau turim šitą savo žaidėją perduoti sporto psichologui. Kaip tavo patirtim? Aš dabar gal ne kiek patirtim, bet kaip tėtis pasakysiu. 2 dukrų, tai aš už tai, kad... Gerai, tada kitai pradėsiu. Patys sporto psichologai, tarkim Lietuvoje, teko klausytis ne vieną podcastą, jie už tai, kad pradėti dirbti su vaiku kažkur nuo 13-14. Kodėl? Todėl, kad jie yra sąmoningesnė, su jais yra žymiai lengviau, nes jiems duodi užduotis ir tu gali gauti gerą grįžtamą ryšį. Iki to amžiaus, tarkim, 9, 8, 10, vaikai daugiau yra konformistai, jie sutinka su viskuom. Jeigu sėdi prieš tave suaugęs žmogus, kuris tau pasakoja ir jis įlinks į galvą, tai jisai gali ir nesuprasti tai, ko tu nori, ir nesuprasti, ką reikia jam daryti. Tai va šitoj vietoj, tarkim, iki kokių 12-13 metų, ypač tenis individualiuose, aš galvoju, kad didžiausią vaidmenį, kaip ir tu minėjai, turi atlikti tėvai ir treneriai. Dabar visa ta literatūra, tas žingeidumas trenerių, ta bazinis suvokimas, galiu pasakyti taip, kad visuose studijose, terapijos, psichologijos, niekas nemokina universitetus iš kažkokių specialių bibliotekų, slapčių, su magiškom knygom. Visą literatūrą, viskas galima rasti bibliotekose. Tai yra pačių tėvų noras susižinoti, tarkim, elementariausią knygą. Nusiperki Ritos Žukauskienės raidos psichologiją, ten yra apie 400-500 puslapių knyga. Viskas yra parašyta apie raidą vaikas, su kokiais sunkumais, kodėl vaikai vienam amžiui labiau meluoja, kodėl ne, nes kartais mes galvom, aš tokio vaiko neauklėjau, jis man meluoja, ten aikštelį, ten dar kažkas, ten viskas yra parašyta. Ir tokią knygą tiesiog pastudijavus savo kaip tėvams, treneriams, tu gali labai daug klausimų atsakyti. Man labai įdomu, tu palietei amžių ir savybės, ar ne? Kaip tavo moksluose ir patirty, kokios pagrindinės psichologinės, turbūt neigiamos savybės priklausomai nuo amžiaus ir kaip jos kinta, kalbant apie raidos psichologiją. Kalbam apie, turbūt pirmiausia, maži vaikai turbūt bijo varžytis, ar ne? Pagal amžių, kokia yra tokia, vadinkim, simptomatika, kurią tu suskirstytum? Ar yra toks skirstimas, kurį tu esi susipažinęs? Žinoma, tai kiekvienos raidos stadija ten skirsto kas 2, kas 3 metus. Bet tai vėl čia yra raidos stadijos, nes raida apima viską, vystymą visą, nuo žmogaus mąstysenos, kalbėsenos, nuo fiziologinių dalykų. Kas liečia psichologinius, mes galim pagal savo sporto šakai skirtą prasme. Tai žinoma, kada mes pradam sportuoti nuo 5 iki 7, tai natūraliai, kas tame amžiuje, daugiausiai kas vyksta. Tai yra visų pirma, vaikas jis ateina į treniruotės, ateina pirmi varžybai, pirmos treniruotės, tai yra nesaugumas. Baimė ir nesaugumas.
Tai va šitoj vietoje tai nejaugi dėl to, kad vaikas taip jaučiasi, mes jo aišku, automatiškai nesiūsim pas psichologą, nes tai nėra logiška. Mes turime jau tėveliai ir treneriai turi sukurti tą jau visą reikalą. Tai... O vat kaip tu spręstum šitą tokį iššūkį? Vat atėjo 7 metų vaikas, tu jisai kaip ir mėgsta žaisti, aš netgi ir mano sūnus iš tikrųjų patinka žaisti, bet reikia žaisti prieš kitą vaiką, jisai kol kas vat negali. Vat ta pirmoji amžiaus grupė, kai pradeda varžyti 7-8 metai, ir kokį tu patarimą duotum tėvams, kai matai, kad vaikas dar nepasiruošęs varžytis. Nes jaučia baimę ir nerimą varžytis. Čia galbūt yra labai paprasta metodika. Jeigu varžybas vaikas ateina pirmą kartą ir tiesiai varžybas, žinoma, jis turės stresą. Aš pats per save prisimenu, kad aš drebėjau, ten nežinau, aš 2 metus drebėjau ištisai. Bet iki to mes galim padaryti labai paprastą namų darbą. Kodėl mes negalime padaryti keletą varžybų savo klube, savam lygi, sukurti panašią atmosferą, mes tokios pat nesukursim, bet mes duoti jam pasimatuoti emociškai, kaip jis jaučiasi tam formate. Nes iš esmės, kol mes ateinam iki varžybų, mes dirbam labai daug. Tai o ką mes padarom emociškai, kad vaikas būtų tam pasiruošęs? Ar mes sukuriam panašią situaciją? Formatai treniruočių gali būti įvairiausi. Išbandyti visus. Pirmas varžybos ateina. Ar ne? Taip, ir tu jom nepasiruoši. Nesvarbu, bet ką reiškia nepasiruošęs? Ką turi omeny nepasiruošęs? Kaip tėvai tavo akimis turėtų elgtis tose pirmose varžybose? Nes, supratau. Žiūrėk, dažnai esam matę, kaip atrodo viskas normalu. Man atrodo, kad suaugęs atėjo. Eik ir žaisk. Kas tau yra? Esam visi girdėję tokių pavyzdžių ir ne vieną raudono kamuolio tenise susiimk, ko tu čia verki. Čia turbūt pirmiausia streso reakcija yra vaikui verkti, ar ne? Ir dažnai mes girdim tokius pavyzdžius, nes jie matyt ateina iš mūsų vaikystės, ar ne? Nes mes buvom taip auklėti, ar ne? Bet vis tiek psichologija po truputį ateina į mūsų gyvenimą, jinai yra didesnė tema, ir mes daugiau pradedam suprasti, žinai, nuo ko pradėti, kaip tėvams elgtis, nes aš savo patirtį galiu pasidalinti gal. Aš irgi pasakysiu su savo dukrytai, turėjau patirtį. Esmė tai, kad visų pirma visas darbas turėtų pradėti vykti namuose ir neakcentuoti varžybas. Viskas eina per pozityvumą. Tam amžiui 5-7 tai yra žaidimas. Vaikas bet kokį žaidimą žaidžiant, jam turi būti kas įdomu ir linksma. Viskas. Ir tėveliai namie lygiai turi apie tai kalbėti. Jie neturi kalbėti. Aišku, yra tie tėveliai perfekcionistai. Čia mes čia treniruotė, čia papildomą pastrenį iš vakaro, čia mes žaisim. Ir net nesuvokiant, mes jau tyliai vaikui sukuriam vidų įtampą. Nes kas įdomiausia, kartais vaiko suvokimas vystosi daug greičiau, negu jis tai gali išreikšti ir pasakyti. Ir tai yra faktas. Ir ypač raidos psichologijai, ta mažajame amžiuje, kai vaikai mokinasi kalbėti, jie suvokia viską, bet jie negali pasakyti. Lygiai tas pats yra visose kitose amžiuose. Vienas vaikas uždaresnis, kitas labiau gali ekstravertas, jis gali labiau visko pasakyti. Bet iš esmės, tam amžiuje, jeigu mes kalbame 5-7, tik per pozityvumą, per žaidimą ir... Yra žaidėjų vystymo stadijos ir Britai turi tą tokią pirmąją stadiją, ir tai yra fundamentals, ar ne? Tai yra iki raudono ar oranžinio kamuolio varžybų. Ir tas fun yra pirmiausiai fun, o paskui fundamentals. Tai yra tarsi bazė, bet tai yra linksmai vystoma bazė. Tai sutikim, kad ir psichologijos prasme turbūt tai turi būti linksmai įeinama į varžybas, tam, kad tai nebūtų sukuriama, kad čia yra semi-professional varžybos. Nes aš tą dažnai matau oranžinio kamuolio, žalio kamuolio varžybos, kai mes priimam tai kaip čia Wimbledono finalas. Taip jau yra. Taip jau yra. Matai, aš galvoju, kad čia pati ir sistema. Mes varžybose, ką mes darom? Mes skirstom vaikus. Tu laimėjai, tu pralaimėjimai. Ir vaikų natūraliai, tai aš esu prastesnis jau. Ir tai jam ką daro? Sukelia vidinį diskomfortą. Tai ką mes darom? Ir tą Lietuva visi daro. Visus prizininkus, visus apdovanoja žaidėjus. Tai aš jau sudalyvau, aš vis tiek jau išeinu, kaip sakant, emociškai, vis tiek aš turiu medalį, ten diplomą, saldai, nesvarbu kokį formatą. Aš tai ne fanas tų visų apdovanojimų. Aš kažkaip galvoju, varžybų formatai galėtų padėti vaikams patirti daugiau malonumo. Pavyzdžiui, žaisti daugiau dvejetų, sužaisti 10 mačų, ne 2 mačius per varžybas, ar ne, trumpų mačų, tam, kad vaikas galbūt atėjęs, jisai laimės 2 kartus, pralaimės 8, bet jisai prisimins tuos 2 laimėjimus. Mes turim formatus, dėja varžybų formatai ne visada leidžia, arba yra priežastis, taisyklės ar dar kažkas neleidžia naudoti formatų, kad būtų patirtas. Tai čia yra mano asmeninė nuomonė, kad visgi varžybų formatai jauname amžiuje turi būti pritaikyti, kad vaikai patiktų kuo didesnį teigiamą psichologinį poveikį iš varžybų ir kad jie norėtų tęsti varžytis. Kad tai nebūtų taip, kad atėjau į varžybas,
atvažiavo vaikas iš Šiaulių teniso akademijos, bam per kepurę 6-0, 6-0 ir aš išvažiavau ir nesupratau, kas įvyko. Ir kiek, čia mano akimis yra vienas iš įtakų. Bet svarbu yra tai, kad mes irgi nenueitume į visiškai animaciją. Tiesa. Nes 5-7 metai tie vaikai tokie, jie, aišku, žaismingi, jie labai greitai tą pagauna. Tai, kad mes visiškai nenumuštume to koncepto, teniso, taisyklių žaidimo, tas yra svarbu, bet čia jau kiekvieno organizatorio yra būdas, kaip tą padaryti. Vieną tu labai gerą paminėjai, dvejetų, aš tą visą laiką sakiau ir skatinu visas Lietuvos teniso akademijas darant 7 metų raudono korto varžybas, kad įtrauktų dvejetus. Kodėl? Todėl, kad laimėtojų skaičius žymiai ženkliai išauga. Ir tas, kuris gal vaikui nepasisekė vienetose, jam dvejetus pasiseks. Ir pralaimėti dvies yra lengviau negu pralaimėti vieną. Ir viskas tenai susideda, ir komunikacija, viskas, ta prasme, ten daug tokių pozityvių komandinių gali ir nuo to tai pabandykime dabar amžiaus augti. Mes išeinam iš raudono į oranžinį, kai tos varžybas ir formatai žalias, oranžinis, žalias, ar ne? Vaikai jau supranta, kas yra varžybos, ar ne? Ir atsiranda vis kiti pojūčiai, nes jie žino, į ką eina, pasikeičia formatas, surimtėja mačo ilgis, surimtėja varžybų formatas. Kokios oranžinio žalio kamulio varžybose patiriamos vaikų emocijos? Kaip tau atrodo iš patirties, tiek daug matėsis? Tai, kadangi tų varžybų skaičius didėja, tai natūraliai vaikai tampa konkurencingesni vienas prieš kitą. Tai visų pirma, baimė pralaimėti ir nusivylimas savęs, kad tu kažko nepatenkinai, galbūt tėvelių poreikių, galbūt trenerio ar ten dar kažko, ar prieš draugus. Tai va čia tas pagrindinis toks ingredientas į psichologiją, kurį turim stebėti paprasčiausiai, kaip vaikas jaučiasi. Ir va čia jau turėtų būti vėl tas pats eina iš tai, ką mes kalbėjome 5-7 metų, tėvai lygiai tą patį darbą atlieka toliau, tai pateikimas jiems, kas yra varžybos ir galbūt daugiau eiti ne per rezultatą, o per pastangų prizmę. Bet čia vėl suvesiu su žaidėjo vystymo stadijomis. Šita stadija yra learn to train, tai yra ta stadija, kai jie mokosi treniruotis. Ir tada ir tėvai, ir treneriai turėtų iškelti tikslus, kurie susiję su mokymusi treniruotis ir žaisti. Tai yra, nežinau, galbūt padaryti mažai neleistinų klaidų, galbūt nepasiduoti už paskutinį tašką, čia aišku psichologinis dalykas, bet kad tos varžybos būtų vertinimos ne per pralaimėjau prizmę, o per būtent learn to train fazę, kad aš mokausi žaisti, galbūt tai yra krypties keitimas, kamuolio skirstymas, išėjimas prie tinklo, čia mes galim daug tų taktinių tikslų ir techninių išduoti, bet tada turbūt vėlgi sudedam su ta antra fazė, kad mes turim mokyti juos ir žiūrėti į varžybas per mokymosi prizmę. Kaip tu manai? Visiškai sutinku. Tai čia ir yra, bet vėl, žiūrėkit, vėl lyčių skirtumą, ne? Berniukai ir mergaitės. Berniukai visada azartiški. Berniukam tai yra kur kas sudėtingiau išaiškinti negu mergaitėm. Tai čia jau kiekvieno trenerio kompetencija būtent jau, kaip aš sakiau, iki varžybų paruošti, kad tai yra mokymasis, kad tai yra varžybos šitos varžybos artėjančios, tai yra mūsų etapas kažkam daugiau. Ir viskas, ir tu pasakai, kad chebra, bus kaip bus. Bet nereikia, kaip tu sakai, sureikšminti. Bet žinai ko, Aistė, mes nepaminėjom, tam amžiui, o tai kada reikėtų kreiptis į psichologą, nes vaikas vaikų nelygus, ne? Nes kartais sakytų, kiti tėveliai, 8-9 metų, jie matys, sakys, jau laikas kreiptis į psichologą. Kada jiems supras, kad tam amžiui reikia ir nereikia? Kokie 80 metų kriterijai arba tie tipsai jau mums signalizuotų, kad jau laikas. Mano patirty tai yra, pirmiausia, tai yra vaiko nenoras eiti varžybas, arba jo pilvo skausmas, arba kažkokia simptomatika, fizinė simptomatika, ar jinai yra reali ir nereali, čia kitas klausimas. Bet aš papasakosiu pavyzdį iš savo patirties, man buvo apie 10 metų, buvo Vilniaus regiono varžybos tuo metu, tų varžybų nebuvo daug. Ir buvo ale finalas, ten buvo labai mažos varžybos, bet man skaudėjo pilvą. Neskaudėjo man pilvo, mes puikiai žinom, kad man to pilvo neskaudėjo, bet aš jaučiau didžiulį stresą, nes turėjau žaisti prie žmogų, kurį aš turėjau aplošti finale. Aš nežinau, iš kur tai atėjo, bet patirtis buvo tokia, kad mano tėvai dramos iš to nedarė, bet jie leido man suprasti. Nori, kad tau skaudėtų pilvą, nežaisk, jeigu nori žaisti. Bet tai buvo toksai hardcore approachas. Mes psichologo nesikreipėm, ar ne? Man jis padėjo, aš jau priekį nuėjau, daugiau man pilvų neskaudėjo, ar ne? Mano tėvai žinojo mane, žinojo, kokį metodą pritaikyti. Tai pirmas dalykas yra fizinė simptomatika, man atrodo. Antras dalykas yra
turbūt nemigas, stresas, nevalgymas. Tai yra tie ženklai, kai tu matai, kad jau yra kažkas negerai. Ir trečias dalykas, sakyčiau, turbūt yra vadinamas angliškai žodis tenkinimas, kai vaikai negalėdami susivaldyti su tuo stresu, tiesiog nekovoja ir nežaidžia. Tai čia yra mano patirtim, tai yra ta patija, tai yra tie jau kai ženklai, kai turbūt tėvai ir treneriai jau gali mažiau įtakos. Jie nebepašnekės, kaip reikia žiūrėti varžybas, kokias metodikas taikyti ir panašiai, bet tai yra tas pirmieji mano akimi ženklai, kurie jau sako, gal jeigu norim tęsti, laikas kreiptis pas specialistą. Arba paimti pertrauką. Kartais pertrauka irgi padeda, bet pertrauka yra toks, žinai, raudonas, juodas blackjackas. Jo. Nežinau, ar padės. Dažniausiai nepadeda. Mano patirti pertrauka dažniausiai nepadeda. Aš su tavim sutinku, nes iš tikrųjų tie sensomotoriniai dalykai jau jie matosi iki varžybų. Ką dažniausiai, ką tu paminėjai, tai būtent tos išėjimas į aikštelę ir to pradeda skaudėti. Aš turėjau irgi daug pavyzdžių, kur vaikai po pirmų 2 gėjimų tiesiog nusiema, nes tokie skausmai, kad jie net nebegali išsitiesti ir tas skausmas jis gali bet kur atsirasti. Tai visa vegetacinė nervų sistema, kur jinai jau jinai rodo ryškius ženklus. Dar vienas labai svarbus aspektas ir tu tikriausiai Aisti žinai ir sutiksi, kad prieš varžybas dažniausiai vaikai pradeda sirgti. Arba suserga, arba atsiranda mini traumos, kur gyvenime niekada nebuvo. Temperatūra, bet 30, ir šiaip ir būna traumos. 27,5 arba traumos. Arba traumos. Temperatūra šiaip yra pasireiškus ne vienam mano žaidėjui prieš varžybas. Ir kai tu žiūri atgal dabar, tu supranti, kad dažnai būna per tėvų ir nesąmoningai per trenerių prizmę yra sukuriamas stresas. Ir tada vaiko reakcija autoimuninė yra, aš nenoriu to, temperatūra pakyla, vaikui nereikia žaisti. Bet jo, mes galim iškart pasakyti, nes temperatūra, tai yra, kadangi susijęs su visa centrinė nervų sistema, jinai organizmui duoda apsaugą bloką. Tau nereikia, tu neik. Bet tie visi dalykai, pavyzdžiui, čia ne tik sportai, žiūrėkit, reikia kažkur važiuoti, ne, su šeima vaikas suserga, arba reikia išvažiuoti vienam tėveliui, vienas vaikas pradeda sirgti ir galvoju, kas ne taip, kodėl dabar? Tai yra sensomotoriniai dalykai, kurie surišta, nes, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti tokį faktą, jeigu iki 5 metų vaikas labai dažnai serga, tai yra problemas su ryšiu su mama. Su mama, būtent su mama. Iki 5 metų dažniausiai viskas eina per mamos emocijas. Toliau, nuo 5 iki 10, jeigu dažnai vaikas serga, tai yra abiejų tėvų kažkas yra problema. Kažkur nėra vaiko ryšio. Tai čia, aišku, mes nesakom, kad čia taip visada ir bus, bet grįžtant prie sporto, tai tos dalykus irgi reikia atkreipti, nes dažniausiai į varžybas važiuoja vienas tėtis arba viena mama, retai kada kartu važiuoja ir tos temperatūros, mini traumos, kurios pradeda skaudėti, sako, man čia skauda to vietoje, nors atrodo, kad čia nieko nėra, tau niekada neskaudės, bet taip skauda, kad negali net rankos pakelt. Ir tai yra ženklas, kad vaikas stresuoja, kad kažkas vyksta vaikui su emocijom. Tai nėra tai, kad jisai serga traumuotas arba jį sugadina, kad tiesiog vaiko reakcija. Nes kūnas, ką jis visų pirma daro, mūsų kūnas ant tiek yra tobulai sutvertas, gynybinė reakcija, nedaryk to, jis bando tave apsaugoti. Bet įvertinant tas 2 amžiaus grupės, raudonas, žalias, oranžinis, iki 10-11 metų ar ne, bet kokiu atveju turbūt didžiausias patarimas tėvams tai yra būti supratingiems ir būti švelniems ir būti šalia. Ar ne? Ir kuo turbūt mažiau kalbėti apie tą tenisą. Vaikas, jisai išėjo, jisai žais, tėvų rolė yra padėti pasiruošti, bet nesukelti stresą. Stresas ir taip yra jaučiamas, tai aš manyčiau, kad čia turbūt tokia žinutė tėvams, kad būkit šalia, padėkit, suportinkit savo vaiką, bet gink Dieve, nekalbėkit apie taktikas, technikas ir varžovų silpnasias vietas, leiskit jiems tiesiog žaisti. Čia kalbam iki 12 metų. Pereikim į paauglystę. Aš dar prieš tai norėjau tiesiog, kad kaip ir tu viską pridedu, tik tais tiek, kad viską su vaiku, jeigu kalbate apie tenisą, apie varžybas, būtent per pastangas. Nėra rezultato, nieko baisaus, bet jeigu tu atsidavai, tu padarai viską, ką tu šiandien geriausiai išmokai, fantastika. 100%. Tik per pastangas, 100%. Nes pastangos yra pačios svarbiausios. Kaip tu sakai, išeina kartais, vaikas gali žaisti gerai, techniškas, greitas, viskas, bet jisai nežaidžia, nes jis kažkas jam yra viduj. Bet jeigu mes žinom, kad vaikas šiandieną gali tik tiek ir išėjus prieš patį geriausią turnyro žaidėją sužaisti, jis atidavė viską. Fantastinis rezultatas yra. Fantastinis rezultatas. Čia Rafaelio Nadalio. Aš darau, ką galiu geriausio, o jeigu tai neužtenka, ką padarysi. Tai tą reikėtų matyti ir skatinti ir pagirti vaiką, net jeigu jis pralaimėjo, bet jis atidavė 100% save. Aš ir noriu vieną pavyzdį paminėti, būtent kaip ir minėjau savo dukrytės. Mes buvom Vilnių varžybose ir man kaip treneriui yra labai sunku nematyti klaidas ir stebėti ir nori, čia agresyviau, čia jau nori.
Ir aš sakau, bet palauk, tu esi ne treneris dabar. Tu atveži, tu esi tėtis ir būk tėčio rolė. Ir man buvo sunkiausia valdyti ir ką aš sukandęs dantis, šipsojausi, plojau. Ir jinai taip, wow, Sužaidė mačą, jis sako, tai aš laimėjau ir pralaimėjau. Ir aš taip, galvoju, prieš šias vaikas visiškai nestresuoja, jinai kaifuoja, kad žaidė, jinai nežino, ar laimėjo, pralaimėjimą. Tiesiog. Mes siunčiam šitą emociją per kamerą. Ir šalia, suprantis, stovėti tėveliai ten, mušk, bėg, ten taip, o aš taip stoviu šalia, būdamas treneris ir suvokiu, ką jie daro. Ir sakau, ne, aš negaliu toks būti. Ta prasme, ir aš automatiškai, visiškai, mano vaikas visiškai išėjo patenkintas, net nesuprato, nei kelintą vietą, ten ar pralaimėjo, ten visko buvo, bet jinai išėjo patenkinta, nusifilmavo, nusipavikslavo, ten dar buvo šou ir jinai atvažiavo kaip į šventę. Jinai klausė, o kada dar kartą mes važiuosime? Ir aš sakau, wow, viskas. Ir sakau, čia yra viskas, medalį sau gali užsikabinti. Bet čia buvo vienas varžybas. Pereikim prie paauglystės, nes čia turbūt yra tos amžiaus grupė, kai tada jau prasideda poreikis psichologo, mes nebegalim, mes nesuprantam, o jeigu suprantam, tai dažniausiai negalim padėti. Tai yra tos dvi fazės, berniukai, mergaitės, skirtingi, bet vienas yra apie 11-12 metų, toliau yra paauglystė apie 15-16-17 metų, ar ne? Kokios yra pagrindiniai iššūkiai psichologiniai ir vėlgi, kaip atpažinti, kada mums reikia psichologo, o kada galbūt galim padėti, galbūt daugiau rolės treneriui atiduoti, galbūt tėvai gali pakeisti savo approachą. Vat kokia simptomatika tėvams, kurie turi vaiką, kuris galbūt važinėja po tenis Europus, yra 12-13 metų, pirmas augimo fazė, pirmas psichologinis virsmas, kaip jiems nustatyti? Kokios emocijos yra negerai, reikia eiti ir kurios emocijos yra galbūt pervargimas? Paauglystė. Visų pirma, labai gerai pažymėjai vieną žodį paauglystė. Čia nebeužtenka paauglystė ir tenisas, aplamai yra paauglystė. Ir tėveliam yra labai svarbu suvokti aplamai, kas yra paauglystė. Visų pirma, tai yra vaiko raidoj, nuo gimimo iki 18 yra du labai sudėtingi barjerai, kaip išgyvenimo etapai. Tai yra nuo 2-4, nes vaikas, vėl kaip aš sakiau, suvokimas ir kalba atsilieka, pradeda kalbėti, smegenys turi labai daug apdoroti visko. Paauglystėje vaikas tampa suaugusiu žmogų. Pas jį viskas vyksta, viskas keičiasi nuomonė, jisai maištauja, bet maištauja ne dėl to, bet jis nori suprasti savo kaip žmogaus esybę identitetą. Kas jisai toks? Ir kas tada vyksta šeimoje su tėvais? Jeigu nėra pakankamo palaikymo, šeima, tėtis ir mama tampa priešai. Vaikas pradeda ieškoti palaikymo už šeimos ribų. Štai turbūt viena mintis šitoje vietoje kyla man, galvojant apie gerus pavyzdžius, yra, kad mano gerieji pavyzdžiai tėvų auklėtinių, kurie kažką pasiekė, toj paauglystėje pakeičia bendravimo metodus. Taip. Nuo instruktavimo, nes vaikas nepriima sprendimų iki tam tikro amžiaus, iki bendravimo, klausimo, ar ne? Ir turbūt kuo vėlyvesnė ta paauglystė, kuri ta stadija pirma ar antra, tuo daugiau to klausimo ir klausimo. Tai yra bandymo padėti vaikui, kaip tu sakai, suprasti save, identitetas, ar ne? Ir čia turbūt tas virsmas ne visiems tėvams pavyksta, nes tu nori liepti savo vaikui daryti, kaip aš noriu. Čia supranti, kas yra, įsivaizduok, jeigu tu 14 metų vaikui aiškini, ką daryti, ir tau reikia staiga kažkokiam etapė pajausti ir persijungti į draugą, kaip tu sakai, mes turim jau su paaugliu bendradarbiauti, mes jau turim kalbėti jį kaip su suaugusiu. Čia yra esmė. Jeigu šeimoje tas paauglys įsitampa draugas, geras draugas, bičas, su kuriuo gali pasišnekėti, padiskutuoti, aišku, jeigu ten yra visokių formų, gali pakreipti, bet jeigu tu toliau, kai esi policininkas šeimoje ir tu jį auklėjai, ten bandai visai valdyti, nieko gero nebus. Tiesiog nieko gero. Jisai, dabar aš pats turiu dukrą iš esmės, ir jeigu aš biškį paspaudžiu, jinai iškart nuo manęs bėga ir traukiasi. Jeigu aš su juo pradedu diskutuoti, taip, kaip su jos amžiumi, galbūt nenusileidžiu iki pat, bet tiesiog diskutuoti. Visiškas kitas bendravimas. Ir tiesiog tu tikrini. Ir tu pats pagauni, žiūrėk, ne, čia taip jau nebegalim. O kada reikės ortopsichologas šitam amžiui? Kokie simptomatika, kokie ženklai tavo? Nes čia jau yra... Jeigu mes einam į patį sportą, mes palikim tą tikrą psichologiją, kuri tenais yra, tarkim, jau su kitokiom problemom, nes ten yra socialinė aplinka. Jeigu mes kalbam apie patį sportą, tai destruktizacija visiška ta prasme. Ir spaudimas pačiam savo, kaip aš sakau, egzistenciniai klausimai, o ką aš darysiu, o ką aš tenisė, man 16 metų ir aš nieko, ir toks, tada ateina tokia
Demotyvacija, depresija ir tu jau kaip tėtis arba kaip treneris, tu matai tos ženklus, kad vaikas yra pasyvus. Tai, kas jį džiugina, tenisas, procesas, draugai, aplinka, varžybas, jis tampa patys, jis nieko nebenori, todėl, kad jis nebemato savęs čia, o nebemato todėl, kad pernelyg nepateisina kažkieno lūkesčius, galbūt savo net iškeltus tėvų, akademijos, nežinau. Ir čia ateina tas tokia, pirmas simptomas, ypač pasaulis labai gerai matosi, apatiškas. Ir čia, jeigu mes neturime žinių, kaip tą kovoti, nekovoti, o kaip padėti, aišku, mes galime per pokalbį pasikalbėti, kas ir, bet matome, kad tas užsitęsia kurį laiką, ne tai, kad savaitė ir viskas, bet jeigu matome mėnesis, 2,5 metų, tai jau rimti signalai. Mes turime bandyti atsargiai pradėti ieškoti, bet mes pirmą kaip su paaugliu, kadangi jis jau tapo suaugusius, kaip tu galvoji, ar galbūt pabandom pasikalbėti, galbūt lengviau. Ir jeigu paauglys duoda, pabandom, tada yra labai gerai. Bet jeigu paauglys dar plus ir blokuojas, nieko man nereikia, aš tiesiog noriu pabūti vienas, palikit mane, čia jau yra iššūkis tiek tėvams, tiek treneriams, kaip tą vaiką bandyti vėl susigrąžinti. Nes iš tikrųjų... Bet šitoje situacijoje, tu imtum sporto psichologą, jeigu vaikas sako, palikit mane ramybėj. Vis tiek bandyčiau kažkokiais būdais. Visų pirma, pateikčiau, kad nevartočiau to žodžio psichologas, vartočiau kaip emocijų treneris, kaip pavyzdys, sakau, čia vienas iš tų galime įvairiausiai, kaip draugas, kiti. Kartais, žiūrėkit, kartais tas psichologas, jisai tampo suaugęs žmogus, svetimas. Taip. Draugas, dėdė, kuriam tiesiog atsiveria. Kitas žaidėjas, ta prasme, gali būti net autoritetas kažkoks. Ir jie tiesiog išsikalba, išsipasakoja. Gali būti ir taip, nebūtinai mes turime eiti pas kažkokį specialistą. Bet jeigu ten yra rimti, taip, mes einam pas specialistą, nes mes nesugebės, bet kartais reikia to išsikalbėjimo. Tai čia tokis labai barjeras, kaip tą pamatyti ir laiku, ir būtent ko reikia tam vaikui. Bet čia viskas eina per pokalbį. Kaip tu pats manai? Aš pilnai sutinku su tavim, kad tai yra tas amžius, tas paauglystės, kritinis amžius, bet reikia atsitraukti. Vis tiek reikia tėvams atsitraukti. Tai mano pirmas patarimas. Ką tu laikai atsitraukimu? Atsitraukimu, tai tu nenustoji jų vežioti treniruotės, tu nenustoji jais rūpintis. Tu kaip tėvas rūpinėsi, bet tu daugiau stebijo emocijas, vienas dalykas. Ir antras dalykas, tu stengiasi su juo daugiau kalbėtis, kaip mes šnekėjom per klausimą. Vis tiek tėvai turi kiekvieną dieną čekiną pasidaryti apie psichologinę būseną. Nes mes žinom, ypatingai, tarkim, tarp mergaitės, jos vieną dieną gali būti laimingos, pusdienis, valandos ten gali keistis, ar ne? Sorry, esu patyręs su žaidėjais. Aš sutinku visiškai. Ir aš tikrai neignoruosiu, kad tai nėra challenge'as, tai yra challenge'as. Tai atsitikė yra ir su, sakykime, ir su moterų rinktinėm, ir su mano žaidėjom Airijoje, kurios žaidė WTA. Čia gerai, čia negerai. Ir ne vienas treneris moterų turi, yra tą patvirtinęs, ar ne? Tai jeigu tėvas yra šalia, vis tiek jis turi bent jau bandyti kalbėtis, išgirsti. Ir paskui gali nunešti tą informaciją treneriui, jie gali priimti sprendimą, ko reikia, ar ne? Bet jo, tai čia mano tokia būtų nuomonė šitoje vietoje. Dar vienas būdas, aš galvoju, kad paauglystėje ir vėlesniam amžiui dar yra toks aspektas, jie pradeda labiau galvoti apie savo ateitį. Ir jie nėra įsigryninę, nes gaunas, kad priklauso kaip su mokslai situacija ir tavo sportas. Jie pradeda suvokti, kad tėveliai visą laiką investavo, daug dėjo, pastangų vežioja ir jie supranta, kad kažkurio momentu nesąmoningai jie jos nuvilė. Ir va čia jau, kažin ar tėveliai padės. Ir tas tikslų suformavimas, nes mes visi augam turbūt svajodami, kad bus next big thing, next Wimbledon, next Vilius, next Richardas, next Edas, next Justina. Bet sutikim, šansai yra maži ir kai tu ta realizacija 12-13 įvyksta, kad o gal ir nebūsiu, staiga tada dūžta krištolas aplinkui, visos viltis dūžta, ne, yra sunku. Ypač paauglystė. Tada psichologas galbūt galėtų padėti, ar emocinis treneris, performuoti netgi ir tikslus. Galbūt pažiūrėti tenisą šiek tiek iš kitos pusės, kad pabandyti likti sportą, nes sutikim, mes sportą yra lengviausia. Likti jame yra sunkiau, bet yra daug svarbiau likti, nesvarbu, kad tikslai galbūt keičiasi. Tai vad būtent, aš visiškai su tavim sutinku, kad tenisas jisai gali labai gerai atlikti rekreacinę dalį. O mes visą laiką, natūralu, mes vertinam, mes jeigu einam daugiau treniruočių, mes norim ko rezultatų. Mes viską pakabinam ant rezultatų. Labai retai, kada tėvai sako, mes norim būti sportiniai grupiai, bet mes norim, kad tas vaikas būtų tam procese. Mes nieko nespaudžiam, nesitikim, bet tiesiog, kad jis būtų tame konkurencingas, nes jie supranta, kad būtent per tą sportą užsiugdys labai daug gerų savybių. Bet visi kiti,
Indalės treniruotės, nuolatiniai turnyrai, rezultatas, reitingas, kažką įrodyti, kažkur rinktinės ir viskas. O tai vaikas legia. Mes labai daug kalbėjom apie žaidėjus, apie vystymosi fazės, apie tėvus, tėvų rolę, apie psichologą. Kol kas visiškai nekalbėjom apie trenerius, ar ne? Aš manau, čia svarbi tema, nes aš ir pats, kaip treneris, kiekvieną dieną dirbantis korte, turiu kiekvieną dieną save gaudyti, kiek aš laiko skiriu psichologijai, ar ne? Tai yra, kiek aš atitolinu poreikį sporto psichologo, dirbdamas su savo vaikais kiekvieną dieną, ar ne? Tai aš norėčiau turbūt tavęs paklausti, žinai, kiek tu laiko skiri psichologijai kiekvienoje treniruotėje ir kaip tu tą darai. Pradėkim nuo to, o paskui galbūt pakalbėsim, kaip treneriai gali išplėsti savo žinias, kokie yra metodai, kokios yra literatūros šaltiniai, kokie yra dalykai, kurie yra dažnai neprižiūrimi, bet grįžkim prie klausimo, kaip tu įterpi psichologiją į savo kasdieninį treniravimą? Geras klausimas ir labai sudėtingas klausimas, nes psichologija prasideda nuo pasisveikinimo. Ir kaip tu priimi vaiką, kai pasisveikina šypsena, tu nusisukęs su saulės akiniais, be jokios emocijos, kaip tu atsakai, va čia ir prasideda psichologija, kai tu ateini į aikštelę, vėlgi visa psichologija, kol tu neduodi kažkokią tam tikro pratimą, jinai yra viską per tavo emociją. Kaip tu užmesgi ryšį su kiekvienu vaiku, kaip tu sugebi vestis, kaip jisai tave priima, kaip jis tave jaučia, ar jis bijo tavęs paklausti. Aisti, neatsakysiu tokį klausimą, nes nėra tokio vieno atsakymo, bet ką aš darau, tai stengiuosi paskutiniu metu, nes daug mokinuos, nes pas mane buvo problema, kad aš irgi labai daug kurį laiką viską atėjau į aikštelę, dirbam, rezultatas svarbu, nes varžybos cik, bet apie vaiko emocijas, ką jis išgyvena besiruošdamas, ką jis išgyvena klysdamas tam pratime, lyskim smulkiau, ką jis išgyvena keisdamas pusėm, ką jis išgyvena, kai jis negali paklausti trenerio, jis bijo trenerio. Pas mane tas buvo labai dažnai ir iš tikrųjų paskutiniu metu labai rimtai pradėjau dirbti su tuo ir būti pozityvesnis, kiek įmanoma, nes vis tiek, kai visą dieną dirbi su vaikais, iš tikrųjų labai sunku išlaikyti tą pozityvumą ir tai mano vienintelis būdas būti pozityvus, jeigu tau yra viduj emocijos, patylėk, nieko nesakyk, nusišypsok ir atsakyk kūno kalbą, bet neatsakyk verbalinę ir daugiau kūno kalbą naudoti, iš tikrųjų tai vaikai, tai ženklai, viskas liuks, okei, per tuos. Kai yra pats pratimas, pats mokinais trečiam lygiai, kiek yra svarbu, kaip galima padaryti psichologinę treniruotę pratimais. Tai vėl viskas eina per pratimų, kaip tu išdėlioji, ką tu nori, per pajutimą, per pasitikėjimą, per tam tikrą teisingų smūgių atliktų skaičių, kaip kyla pasitikėjimas, kaip emocijos, kaip įsivaldasi tarp taškų. Darėm konferenciją, kaip vaikas išreiškia, tai va per tokius būdus. Bet aišku, aš prisipažinsiu, ne visada tai pavyksta padaryti ir tą labai yra sunku valdyti, nes prie technikos, taktikos visą laiką yra šalia psichologija ir tu kartais darydamas labai daug kažko tai šone, taktikos, technikos, tu labai darai psichologijos, bet ne visada geros. Taip. Dažniausiai mes darome labai tokių šalutinių negerų dalykų, kurioje trūksta visą grandinę. Ir galbūt va čia labai yra gera dabar proga pakalbėti, kaip tu sakai apie trenerius, ko geriau trenerių nedaryti kaip psichologui, ne? Ką treneris gali padaryti geriausiai ir ko jam geriau vengti, nedaryti, jeigu jis neturi tam tikrų žinių, nes mes iš tikrųjų kartais apsiėmėm to Don Kichoto vaidmenį, mes tu padarysim, mes padėsim, jo, ateina tėvai treneriai, jūs čia autoritetas, esat girdėję, jūs čia galite jį paveikti, čia jis mūsų neklauso. Jo, okei, o kaip, ta prasme, kur įrankiai, kokie mes atinam, žiūrėk, tu čia mano draugelis, dabar darysim taip. Ir galvom, kad to užtenka. Ne, mes iš tikrųjų labai daug ir pakenkėm. Aš galiu pasakyti pavyzdžių, kai treneris mato, kad vaikas elgiasi blogai, daužo raketę, isterikuoja, panikuoja ir jis ateina, sako tėvam, žiūrėk, jūsų vaikui reikia psichologo. Ir čia viskas yra kertinis dalykas, yra pats didžiausias minusas. Visų pirma, treneris ne psichologas, jis netliko jokių testų, tai yra jo asmeninė, jo nuomonė, jisai mato, kad vaikas nevaldo emocijos ir jis tiesiog, diagnozė, jums reikia psichologo. Ką padaro, treneris nusimeta atsakomybę, jisai nesprendžia, kodėl tau sukėlė emocijas. Gal aš sukėliau tą emociją, pasakydamas tau kažką negerą. Gali būti ir šitaip, gali būti taip, kad vaikui nepavyko 2 smūgiai ir jis trenkė raketę. Varžybose, ar mes pagal varžybų emocijas galim pasakyti, kad jam reikia psichologo, jis tiesiog dega viduje, jis nemoka kontroliuoti. Bet tam yra tikros situacijos, kada jis tai daro, ne? Pavyzdžiui, pralašinėja 5-1. Arba
pralošė iš 5-1, ne? Nu, tai natūralu, visiems bus liūdesys. Tas treneris, kuris žiūri, supranta rezultatą, jam irgi liūdna. Jam irgi reikia tuo momentu psichologo, nes jis nusivylė, kaip galėjo tai pralošti. Tu vedėjai viską kontroliavai, jam pačiam reikia sutvarkyti. Tu sakai, dabar reikia psichologo, nes jis visą laiką pralošė trečią setą. Okay? O kiek jūs trenavote žaisti trečią setą, kiek jūs sukūrė tokių esminių dalykų, tokių situacijų, maksimaliai varžybinių nesukursi treniruoti, kiek sukūrė ir ištreniravote iš to? Čia klausimas. Čia aš ir pats ant savęs pastebiu labai teisingai, sakai, tai neaikštė suplanavęs, tas techninės taktinės treniruotės. Ir kaip dažnai turi pastebėti save, kad turi keisti, nes vaikas įsitempia, o įsitempia turbūt dėl to, kad tu, nežinau, sureagavai kažkokį ten, žinai, kairinį krosą, kuris ne ten nuskrido, žinai, ir tu tada supranti, kad tu tam kairiniam krosui gali dirbti kiek nori. Nu, jis nebus, nes jis viskas išsigando tavęs, ar ne? Bet mano patirtį irgi kiek teko dirbti su jaunesniais treneriais, mes labai atskiriam techninį, taktinį treniravimą ir kai vaikai žaidžia, nu jie žaidžia. Bet ir yra terpė treniruoti psichologiją. Kiek mes dažnai mokom juos kvėpuoti, kaip mes dažnai mokom juos teisingai vizualizuoti. Vizualizacija, turbūt labai pakankamai pamirštas dalykas ir prieš mačą, ir mačo metu, ir po mačo, ar ne? Ir tikslų įsivaizdavimas. Toliau apie ritualus kalbam, ar ne? Apie emocijų kontrolę, būdus kontroliuoti emocijoms, ar ne? Vėlgi grįžtam prie ritualų, prie kvėpavimo, ar ne? Tokius dalykus, man atrodo, mes galim išmokyti vaikus iki 10 metų ir turim išmokyti. Mums nereikia laukti, kai prasidės rakečių mėtymai. Mes turim juos jau treniruotės metu, žaidžiant taškus, mokyti ir tai yra dalis proceso. Netgi galbūt ir aš pradėjau irgi stengtis kuo toliau kitaip žiūrėti klaidą. Galbūt išmokti žiūrėti klaidą per teigiamą prizmę. Dar viena mikrobėda, man atrodo, per didelis kritikos išsakymas vaikams. Va teko, kaip tik iš Londono grįžau, buvo Donato Kompanioli, vienas italų smegenų, kuris sukūrė visą sistemą per pastarosius 20 metų. Ir jis sako, palikit žaidėjus ramybėj, klauskit, šnekėkitės, girdėkit, klausykit, supraskit problemą, neskubėkit įeiti tą problemą, bet suteikit jiem įrankius. Tai man atrodo, čia yra mūsų kaip trenerių rolė suteikti tos įrankius ir paskui stebėti, kas veikia, kas neveikia ir žaisti su tuo pianinu, ar ne? Jo, aš visiškai sutinku, nes tenka dabar darbuotis vaikų linijoje, nepaslaptis ir teikti emocinę paramą. Tai lygiai tas pats. Nereikia pulti, gelbėti, gydyti, patarinėti vaikui. Leiskite jam išsakyti savo emocijas. Leiskite, kad jūs išeitų, išgirskite. Ir ką pirmiausia reikia padaryti po mačų, varžybos, arba kai matom, kad vaikam atliepti jų emocijas. Tiesiog tu gali patylėti ir nieko nesakyti. Sakyk, taip, aš tai suprantu, aš jaučiu, kaip tu nusivylęs ir tai yra normali būsena taip jaustis. Po tokio mačo, sužaisto, nesužaisto, tai yra normalu. Leiskim jam suprast, kad tai yra normalu. Tavo pyktis, nusivylimas, kad ir ta mini kažkokia depresija, neviltis, baimė, tai yra normalus jausmas. Leisk jam būti, išgyvenk, išjaus tą. O mes ką darom visą laiką, užslopink čia tai, užsidėk tą. Ir dabar tu paminėjai vieną žodį - vizualizacija. Dabar psichologai, net ir profai, sportininkai jau traukėsi nuo to. Nu dabar Džokovičius nekartą yra minėjęs, nu vėl šokim į pro. Būk laimingas, būk pozityvus. Nu ką reiškia būt? Aš negaliu būt, man dabar viskas verda viduj, hebra. Ir jeigu aš tai kartuosiu, kad būt pozityvus, aš nuolat savo meluosiu ir prieštarausiu. Tai kas vyks? Nuolatinis ginčas su savim. Tai man kels ką? Dar daugesnį erzelį, dar daugesnį nerimą, dar daugiau disfunkcijų. Negali būti. Nu, jeigu aš esu emocijai, kaip aš galiu būti dabar? Nusiramink, viskas bus gerai, tu būsi čempionas, žinot, kaip tenai. Bet čia mes sakom, ką daryti, vėlgi, instruktažas vietoj mokymo įrankių, ar ne? Mes kalbėkime apie paprastą mačo pabaigimą, esu susinervavęs, gavau iš, kaip tu minėjai, iš 5-1, mečiau raketę, ką aš galiu daryti? Nu, tai pirmiausia, turbūt paimk ir išeik į lauką ir prasivaikščiok. Nu, paprastas veiksmas, fizinis veiksmas. Ne nusiramink, o eik pasivaikščiot. Pasikalbėsim už poros valandų. Eik dabar prasiek biškį laukų, jeigu yra geras oras, ar ne? Arba prasibėk tą keliu, ar ne? Prieš mačą, kiek dažnai žaidėjai kenčia nuo streso, ar ne? Ir mes jiems sakom, nesinervuok. Kas tau daros? O jeigu mes pabandytumėm paklausyk muzikos, kokia tau muzika patinka, pabandyk įsivaizduoti, kaip tu pradėsi tos 2 mačius, ką tu darysi, papasakok man apie savo planą, ar ne? Jisai turi veiksmus. Tai nėra instruktažas, tai yra suteikti veiksmai. Tai man atrodo, grįžtam ir galbūt šiek tiek apibendrinam, ką treneris turi suteikti žaidėjui, tai yra praktinius įrankius, kad jisai galėtų reaguoti į skirtingas situacijas
fiziniais veiksmais. Tai yra žymiai paprasčiau susitvarkyti su nerimu, stresu ir nereikia sakyti būk pozityvus. Galbūt reikia tiesiog paskaityti knygą ir tu tapsi pozityvesnis, ar ne? Jo, tai va, įrankius reikia suteikti. Nes tie įrankiai jo yra, tas kaip ir tenise mes. Padavimas, jis gali būti ne tik plokščias, ne, jis gali būti ir tik tais jau tavo reikalas, kaip tu juos naudosi. Lygiai tas pats čia, mes turime duoti žinių ir duoti visų pirma pabandyti išgyventi su tais įrankiais, padirbėti su tais, kas jiems tinka ir iš tų įrankių krūvos, galbūt vaikas atsirinks, kas jam yra labiausiai... ITF yra nemažai literatūros sukėlė į ITF Coach Academy, tai visi treneriai, kurie norėtų šiek tiek daugiau pagilinti žinias, tikrai yra daug informacijos, kur galima susirasti ir pasimokyti, ir suprasti galbūt ir tų įrankių. Ir aš man, pavyzdžiui, padėdavo su savo žaidėjais vyresniais, 17-18 metų. YouTube yra prikelta pakankamai daug tokių praktinių patarimų arba mindseto, mes žinom ir Kobe ir viską. Tiesiog dalinės su žaidėjais tais įrašais ir žiūri, kaip jie reaguoja. Ir man yra buvę, kai žaidėjai pradeda siųsti man atgal tokius pačius įrašus. Reiškia, aš žinau, kad jie veikia, jie juos įkvepia, jie juos nuteikia teisingai, jie juos nuramina. Reiškia, aš randu būdą, veiksmą, kuris padeda jiems išspręsti kažkokią tai psichologinę problemą. Bet turbūt šitą podcastą galėtumėm pabaigti pasauliniais pavyzdžiais. Tikrai daug media, daug rašo, daug tą dramblį stato ant pjedestalo ir sako, va žiūrėkit, turim ir tą patį Anisimovas pavyzdį, kurį pasiėmė 2 metus pertrauką ir žiūrėkim, kokie rezultatai, kokie pavyzdžiai. Nežinau, tai žiūrėkit, paskutinis pavyzdys, kuris man labai užstrigo, tai yra Zverevo. Jo rezultatai stipriai krito ir kai žmogus, mes visų pirma tenisininkai esame individualistai. Tai mes esame labiau linkę jaus depresiją ir nerimą, nes mes viską per save išgyvenam. Ir mes turim tą suprasti mūsų sporto šakos specifiką. Ir jisai labai gražiai pasakė, ilgą laiką aš nebesijaučiu laimingas. Aš jaučiu nerimą, aš jaučiu nepasitikėjimą ir manęs tai, ką bedarau, nebedžiugina. Ir jis tą visiškai viešai sako ir rezultatai krenta. Ir aišku, ten yra galbūt kitos problemos, kurios jis negars. Bet jis nebijo tą kalbėti garsiai. Djokovičius. Kai jis pradėjo naudoti, pasikvietė komandą, galim taip sakyti, psichologą, ir kai suprato, kad jo žodžiai, kai supratau, kad mano galva yra daug stipresnė nei kūnas, viskas pasikeitė. O sako, kai po tos savo euforijos greitos ir laimėjimų, kai jinai atsisakė dalyvauti spaudos konferencijoje, irgi pasakė, atsisakydama dalyvauti spaudos konferencijose, pasakydama jiems ne, aš savo sveikatai pasakiau taip. Ir viskas, aišku, bet jie suaugę žmonės, bet jie turi masę problemų. Įsivaizduokit, vaikas, ką turi su visa emocijų puokštė, kaip jam yra sunku išgyventi, jisai nedaug ko nesupranta, kas vyksta pas jį. Ir va čia dar reikėtų galbūt irgi paminėti, kad sporto psichologas irgi ne visada gali padėti. Mes turim būti labai irgi atsargiai su šito niuansu, nes yra pakankamai sudėtinga, nes sporto psichologas, kuris dirba nuo 14 metų, jis dažniausiai tos jaunesnius vaikus siunčia pas paprastą psichologą, kuris žaidžia per žaidimus, per piešinius, per muziką, bando išnarplioti emocijas. Bet ką sportos psichologai yra pasakę, kad vaiko psichologas ir sporto vaiko psichologas yra 2 skirtingi dalykai. Kuo psichologas yra arčiau tos specifikos, tuo yra lengviau jam ir lengviau iš esmės viską padaryti. Nes įsivaizduokime, kad ir nuvedus pas vaiko psichologą, tarkim, ten, jeigu yra problemas 8-7 metų, ir tai yra iš sporto pusės atėjęs vaikas su problemom, emocijom, jam irgi gali būti sunku, nes visiškai kita specifika, kas jie sukelia, ne? Kodėl būtent tokiu momentu, jis ne šiaip vis namuose, kažkas jam ten nepatiko, bet kažkas sporte, būtent kažkokie kriterijai arba tie kertiniai tipsai, jie sukelia tą. Tai vat tėveliam tokia galbūt irgi rekomendacija. Aš visą laiką esu už tai, kad tėveliai jūs esat iki 10-12 metų patys geriausi psichologai. Jeigu jums rūpi, jūs domitės, jūs tikrai labai daug ką galite padėti vaikui. Nebūtina bėgti, nes mes gyvenam dabar tokiam patogiam pasauliu, kur kas biški mes perkam, einam, darom, nusimetam nuo savęs atsakomybę, bet problema yra mumise ir mes tikrai galime daug ką patys padaryti. Bet kai yra va tie kertiniai, kur yra rezultatai ir vaikas sąmoningas ir mes jau nebežinome, kaip prieiti prie savo vaiko arba prie savo auklėtinio, tada nebijoti drąsiai, bet mes svarbiausiai taisyklingai pateikti vaikui, kad pabandom. Visų pirma, ne tau reikia, nes ką daro, kaip ir minėjau, kad tau reikia psichologo, tu ten toks, tu žaidi blogai, tu čia mėtai raketę, nepasmerkime vaiko. Padarykim tai, kad į savo komandą, žiūrėk, šalia mūsų fizinio rengimo trenerių ir manęs, atėjo žmogus, kuris irgi pasikalbės. Ir mes 3 galim kalbėtis.
Tiesiog tau, kad padėt. Viskas yra tau, kad padėt, bet ne tau, kad blogyt. Nes dažnai vaikai psichologai kartais įsivaizduoja kaip dantistą tą piktą, kuris gręž, kur skaudės. Ir va čia yra bėda. Psichologas jis ne tam yra, jis yra pokalbiui. Ir lygiai tas pats ir turbūt patarimas ir treneriams, kad reikia nebijot mokytis, nebijot bandyti, nebijot ieškoti būdų, nes kiekvienas žaidėjas skirtingas, reikia rasti metodus ir būdus, kurie jam veikia. Ir tai turi būti dalimi, jeigu ne kasdienio, tai bent jau savaitinio proceso, net ir pratimus matyti konstruojant, galvojant apie tikslus. Techninius, taktinius, tai gali turėti psichologinį aspektą. Tai toks palinkėjimas pabandyti pažiūrėti į kasdienį procesą, kaip aš galiu integruoti psichologiją ir kokius įrankius aš galiu savo žaidėjai išmokyti, kad jisai taptų šiek tiek atsparesnis ir kad man to psichologo reikėtų šiek tiek vėliau, o gal ir šis nereikėtų. Jo, tai, ką tu pasakei, iš tikrųjų, kaip ir tu minėjai prieš tai, yra labai daug edukacinių programų ir galų galiai ir dabar jau ateina, mes brestam prie to, kad visuose švietimo įstaigose jau reikalingi psichologai. Aš manau, kad čia tik laiko klausimas, kada ir sporto organizacijos atsiras. Jau dabar jau daug jų yra tų psichologų ir tai yra visiškai norma. Kuo greičiau jie pas mus atsiras, tie, kaip sakant, nematomi draugai, emocijos, kurie gali mums padėti, to bus greičiau integruotis ir vaikus, ir vaikai priims, nes dažniausiai, kai vaikas mato dažnai trenerį fizinio rengimo teniso, jis nebebijo jo, ne? Bet mes kažkur, kai nemato psichologų, kažkur reikės važiuoti, kažko kalbėti. Ilgas kelias, Šarūnai. Jo, ilgas kelias, bet pasvajot galima, jo, bet iš esmės tą daug ką daro užsienio šalių. Aišku, čia viskas ir finansinius dalykus remiasi, bet aš manau, kad aš tikiu, kad ateis tas ir tas yra būtina iš tikrųjų, nes, pripažinkime, pagaliau mes galime tai kalbėti atvirai, kas anksčiau buvo galbūt tabu visiškai, psichologija, dabar mes šnekam atvirai ir tai turi labai didelės reikšmės viskam. Ir nepamirškim, kad čia tik ne apie sportą kalbam, čia yra apie visuomenę kalbam. Tai turėjimas sporto psichologo akademijose, didesnėse organizacijose tikrai nauda bus. Ir pačiai organizacijai, ir žaidėjams, ir, kaip sakau, visuomeniai. Tas pats ir terapeutas, jisai gali būti svarbiausia, kad būtų kur išventiliuoti tas emocijas, nes įsivaizduokim, kaip pavyzdys irgi, treneris jis irgi ne visada gali tą vaiką suprasti. Jeigu pralaimi mačą, pralaimi ir treneris. Jis sėdi du žmonės nuskriausti. Vienas su savom nuoskaudom, kitas su savom. Kaip vienas kitam padėti? Iš tikrųjų irgi tokių kyla iššūkių. Man labai yra sunku, jeigu, pavyzdžiui, būna svarbus mačas, pralaimi, tu sėdi su žmogu, tau taip skauda viduje, tu pats nori su kažko pasikalbėti, o čia sėdi mažas žmogus, kuriam reikia dar kažkaip morališkai pasakyti, kad viskas tvarkoj, nors pačiam. Tai mums irgi reikia tos pagalbos. Visiškai, ta prasme, tai organizacijai psichologas jis turėtų būti ne tik, aš manau, ne tik sportininkam, bet ir treneriam ir galbūt net tėvam pasikalbėti iš tikrųjų, nes tai yra specialistas, kuris žino, jaučia, mato ir žino, kaip padėti. O mes visą laiką tik tais būnam, kad spėliojam, bandom šitaip, kartais nueinam tem, o kartais dar ir blogiau padarom. Tai ką, turbūt šiam podcast'ui mes užrišame mazgelį. Noriu padėkoti Aisti tau, noriu padėkoti, kad jūs žiūrit, palėtėm, nežinau, kiek jums atsakėm, kiek jums aiškiau, bet galėsit ne vieną kartą YouTube'e žiūrėti, tai visų pirma norim padėkoti visiems, kurie žiūrit, kurie stebi Tennis Space 76 akademijai, Versinai, Ohirai ir sekite mus, laikinkite mums, tai yra labai svarbu. Turime ir platformą Contribui ir kas norite mus paremti, mums kiekvieną jūsų parama. Kas jaučiate, kad mūsų informacija jums padeda, kiekviena parama mums prisideda prie sekančio podcast'o. Tai tie, kas jaučiate, kad mes visgi darome gerą darbą, paprašysime prisidėti prie šito podcast'o tapimų pastovių. Taip, ir taip pat, aišku, visą laiką mes dovanojam T-Coach marškinėlius ir Ohiros produkcija aktyviausiems, tie, kurie nebijo mus diskutuoti, kritikuoti, teikti pasiūlymus, jiems visą laiką keliauja mūsų rėmėjų dovanas. Ačiū Jums, kad žiūrite ir geros Jums vasaros ir iki pasimatymo. Ačiū, iki.